Načiulienė audė. Jinai vyresnės kartos buvo, dabar vardo neprisimenu jos. Bet jinai irgi ausdavo, žinokit, užuolaidas teatrams, tokius masyvius, kad aš pas ją esu buvusi, aš su jos dukra bendravau. Tai aš esu mačius ir man paliko įspūdį, nes ten nuo grindų iki lubų ir sakė, tai tik dalis. O kur audė? Šilo gatvėje dailininkai turi savo, kaip pasakyti, jiems buvo skirti butai su dirbtuvėm. Tai jinai turėjo apatiniam aukšte didelės dirbtuvės ir ten buvo užsimetus ir audė. O tai dukra neperėmė šito, ar ne? Ką dukra kokiu keliu pasuko? Man atrodo, jinai dabar, jinai irgi baigus Čiurlionio mokyklą grafiką buvo ir po to, bijau pameluoti, leido knygeles, žinau. Buvo, kaip pasakyti, labai toli nuo kultūros nenutolo, bet dabar ką veikia, tai negalėčiau pasakyti. Tai šie du audėjai buvo, kaip jūsų namas, galima taip sakyti? Ne. Ar čia užskirti rajonus? Čia mes per gatvę nuo menininkų. Kai taksistai vežė, sakė, jūs prie kurių? Prie bohemos ar buržuo? Tai mes iš buržuo pusės. O su audėjais aš esu mačiusis, nes mano irgi bobutė audė, mano mama audė ir šitą pažinojo Monika Kriukelienė. Tai jau, kaip sakant, jos pristatinėti turbūt nereikia. Jinai tai jau yra amžinatilsį, bet jinai viena iš garsiausių turbūt lietuvių kostiumo audėjų yra. Ir jinai ausdavo senamiestyje, netoli Stiklių. Ir jos dirbtuvės buvo su nuostabiom langinėm. Ir pas ją galėdavo eidamas pro šalį užeiti ir pasižiūrėti, kaip jinai audžia, nes pas ją būdavo užmesta keletą staklių ir ant vienų jinai ausdavo ten kokią juostą, ant kitų ausdavo kokį šitągi, sijoną ausdavo ir ausdavo šitos žiurstus, kaip pavadinti, trijostės jau. Tai ausdavo ir medžiagą, iš kurios darydavo bliuskutes. Jinai, tiesiog, ta prasme, Liaudies muziejui, man atrodo, Nacionaliniam dailės muziejui yra jos, ta prasme, austų kostiumų. Visi galėdavai atskirti, kuri juosta kieno austa. O iš kur jūs viską taip susėmė? Man pasisekė, kad mano mama labai, kaip pasakyti, domėjosi viskuo ir kad jinai į savo draugų ratą įpindavo ir vaikus. Tai va. O mano mama, tai jinai audė juostas, kai buvo jauna. Ir ta prasme, tom juostom dar po šiai dienai būna, kai sutinka kokį vyresnės kartos savo laikų pažįstamą, tai dar eina pasipuošti ir sako, Elena, žinai, sakė, pažįsti. Tai va, nes kitos, kaip jinai sakydavo, eidavo į vakarušką, sakė, o aš, sakė, per vieną vakarą nausdavau juostą. Kaklaraištinę tą juostą. Tai va, ir aš į mokyklą jau su jos juostą. O jūsų mama audė Antakalnyje būtent? Ne, jinai, kaip pasakyti, mano mama tai neaudėja. Jinai, kaip pasakyti, jinai irgi jo svajonė buvo iš Monikos Kriukelienės perimti tą visą, kaip pasakyti, audimo meną. Bet jinai ir staklės įsigė ir viską, bet kadangi po to gimė mano brolis jauniausias ir viską, jinai kažkaip užsisuko, tai tos staklės, jinai porą kartų buvo ją ir užmetę ir viską, bet jinai neberado laiko. Tai tokia jos, neįgyvendintas jaunystės svajonė, taip, jaunystėje dar kiek prisilietė, taip. Bet mes turim bobutės austus, kaip pasakyti, probobutės austų ir staltiesių, ir rankšluosčių. Ir ten yra tokio kruopštumo, kur, protų nesuvokiama ir tikrai dabar joks fabrikas nepagamins. Nes yra ir plona, ir raštai matosi, ta prasme, tiesiog. O tai mama ir močiutė, tai kur tas staklės? Iš Utenos, o staklės laikydavo, bobutė tai laikydavo žiemą, tai jas įtraukdavo į trobą senelis, nes vasara būdavo vasaros darbai irgi niekas iš kaimo žmonių vasarą neausdavo, o ausdavo žiemą, kai būdavo ilgi vakarai ir, kaip sakant, būdavo tam tikra meditacija, aš suprantu, pabėgimas nuo tos, kaip pasakyti, kasdienybės, o kadangi bobutė buvo širdie poetė, tai vaitenai ir ausdavo. Ir man sakydavo, tik tu neliesk. O ten su tom šito, aš nežinau, kaip vadinasi, dabar neprisimenu, su tom, kur turi šaudyklę. Ir galvoju, bobutė tik išeina į tvartą, kur tu neliesi, kai bobutė sėdi ir atrodo taip 1, 2, ten trink. O iš tikrųjų priveldavau turbūt jai daug, bet niekada manęs nebarė.
Bet jūs neišmokot. Aš neišmokau, bet staklės vis dar yra. O staklės namuose pas jūs yra? Kaime yra, bet vis dar turim. O tai tas, kur močiutės buvo, ar kur mama, sakot, jau buvo užsimetę? Tai vat močiutės kaime vienam, o mamos staklės kitam. Kaimuose dabar, ar ne? Taip. Tai kuriuose Lietuvos lokacijose jos stovi? Tai bobutės, tai stovi Utenos rajone, o mamos tai netoli Pabradės. Ir jis, kaip bebūtų, dabar ir toliau gyvenime supaudžianti žmonės. Aš mokyklai kažkada per darbų pamoką irgi audžiau paveikslėlį. Tai kažkaip yra, bet už tai aš labai suprantu, kiek čia yra daug darbo, nes tai yra labai, kaip pasakyti, reikia gerų akių, reikia atidos, reikia susikaupimo. Kaip sakant, galbūt, kai eini į tranzą yra ir meditacijos, bet iš tikrųjų tai yra labai labai daug darbo kruopštaus. Nu, ačiū, jūs kaip versmė viena per kitą ir visos iš kaiminystės. Dar Dalytė mūsų dailininkų namuose gyvena, kur Bet Natalija, žinokit, yra Tai aš jau ta, laukiu. kur jau jinai. kur bažnyčioje audžia kilimus bažnyčiom. Jinai labai kukli, nežinau, ar pasigirs. Bet Aš jos nebežinau. prakalbinkit. O tai Dalia, kur sako, tai jinai dar dabar tebeaudžia? Ne. Aš Ar sakau, tik gal tu istoriją žinai, kur pasakoji? bažnytinėm, kitoj pusėje irgi gyvena prie Dichavičiaus jinai. Jinai bažnyčiom audžia kilimus didžiulius ir jinai mane pakvietė, o aš pavardės jos nebežinau. Supranti, mane pakvietė, buvo taikomosios dailės paroda, jinai sakė, jeigu įdomu. Mes dėkingą kaiminystę turim. Kaip sakė, vienoje pusėje bohema, kitoje buržua. Tai va to ir mėgaujamės.